Į aikštę noriu pakviesti vyruką iš Rokiškio, Robertą Bartkevičių, jėgos trikovės rekordininkas, Sosnavos Galiūnas 2023, Robertas Bartkevičius. Čia aikštėje Welcome back to my channel. Karoč, hebrytė, varžybos, Kupišky. Tai nieko, pradedam žiūrėti. Pasiruošęs? Dėmesio! Labai gerai. Nemažyk tempą. Labai gerai. Dirbi. Nemažyk tempą. Rankom trauk. Trauk rankom. Rankom bėram. Gerai, pakenti. Rankom stipriau. Stipriau rankom dadėk. Žiūrėk dirbę. Stipriau viską, nesustok. Liko 15. Dirbi. O šitą. Taip, tai 80 kg svorį užsisako Robertas Bartkevičius. Ir dabar Robertas Bartkevičius. Tai 80 kg hantelis, kurį per 1 minutę reikia iškelti kuo daugiau kartų. O publikos pagalba iš šono vėlgi yra labai reikalingas sportininkas. Ok, Robertas vienas. Viskas kol kas yra labai neblogai ir tikrai galingai atrodanti rungties, didžiulis hantelis, 2 kartai. Ir Robertai nepasiduoda, laukiam trečią sėkmingo kelimą. Važiuojam, Robertai, važiuojam. 3, suskaitom, kiek liko laiko. Lieka 20 sekundžių, reiškia, kad techniškai dar porą kartų tikrai įmanoma pakelti hantelį. Va, Robertai, dirbam. 4 kartai yra, kiek liko laiko. 10 sekundžių, na dar vieną publiką padedam Robertui Bartkevičiui. Važiuojam, Robertai. Bravo, šarvuolis, 5 kartai, na va. Varžybos ant smėlio prideda sudėtingumo ir sunkumo kiekvienam sportininkui. Tuo ir skiriasi nuo lygios dangos, kad kartais Galiūno kūnas minga, kartais susikraipo, nes tiesiog yra nelygus nekietas paviršius. Na, o dabar Robertas Bartkevičius iš Rokiškio šiek tiek sudvėjoja savo startui, bet paleidžia maišą labai aukštai, patį lengviausia, toliau 17,5. Bravo, gražu Robertai, taip ir toliau. Trečias maišas. Ir yra šaunuolis Robertai, 4. 22,5 kg. Nuostabu, 25 kg, palaikom Robertą Bartkevičių. Ar pavyks Robertui su 25? Pritrūko šiek tiek. Reikėtų, kad maišas kiltų aukščiau. Robertai, nepasiduodam. Lieka 20 sekundžių. Ar pavyks Rokiškėnui? Lieka 10 sekundžių. Ar bandys dar kartą Robertas? Na? Ei, kur jos publika? Jėgos trikovės rekordininkas, Sosnavos Galiūnas 2023. Na ir jo. Dabar bene patys rimčiausi reikalai šios dienos varžybose. Dainius Repšys. Taip pat žmogus iš Rokiškio turi vieną kitą profesionalą patarimą Robertui Bartkevičiui. Ir laukiam Roberto pasirodymą. Dėmesio. Dar truputėlį į priekį Robertui siūlo paeiti Saulius Rusokas. Na,
Ir dabar su gan aukštų ūgių Robertas Bartkevičius turi vieną. Šaunuolis Robertai. Toliau. Du kartai Robertas Bartkevičius dirba labai rimtai. Trečiasis kartas yra publika. Apmokim Robertui Bartkevičiui. 3 kartai ir tai yra jau gerai. Robertas atsilenkė Vytenį Paužą. Ir tupimai. 2-8, stovau 3 kartus, 4 neberizikavau. Turbūt gal ir būčiau dar atsistojęs sunkiai, bet kadangi kelis skauda, tai nuskaudėja, dabar jau nebeskauda, biškė prima. Kita rungtis, tokias svarmens metimas per save, ne per save į tolį, žodžiu. Tai čia 3 bandymai ir žiūrim, kaip čia sekės. Roberto Bartkevičiaus eilė, ruošiasi Modestas Truckus. Po Modesto Tomas Šliupas. Na, Robertai, iš jėgos. Žiauriai gerai, Robertai, patiko. Bartkevičius turėjo gerą metimą prieš tai, 5 metrai 10. Ir tikiuosi, kad pasigerins rezultatą Robertas. Manau, kad viskas buvo gerai tiesiog. Ruošiasi Modestas Truckus. Ir manau, kad bus neblogai. Donatas Moskolaitis prieš Robertą Bartkevičių. Dirbam, gerai dirbam! Robertas Bartkevičius kol kas atrodo šiek tiek geriau. Jis jau artėja prie savo 15 metrų. Yra, dabar belieka apsisukti ir proskubiau pasiekti finišą. Donatai, greičio! Na, kiek liko? Lieka 20 sekundžių. Ir panašu, kad jėgų yra vis mažiau paskutiniai rungčiai abiem sportininkam. Nešam, vyrai, nešam. 15 metrų sutvarko. Lieka 15 sekundžių. Donatas Moskolaitis kitokią taktiką dabar naudoja. Šiek tiek panešdamas į priekį, aišku, tai nėra vilkimas. Ir Donatas Moskolaitis. Paskutinė rungtis ančiukas, 210 kg, tarp kojų nešimas. Tai pirmą pusę kažkaip visai neblogai nusinešė, bet pajaučiau, kad labai užsipumpavo šikna ir kojas ir tada ragas. Tiesiog ištvermės trūkumas ir nebepanešiau daugiau. Tai tokia rungtis ir tai baigėsi varžybos. Ačiū, kad žiūrėjot. 7 rezultatas šiandien čia Kupiškyje. 26,5 surinktų taškų Robertas Bartkevičius, Rokiškis. Šaunuolis Robertai, patiko varžybos, žinok, žiauriai gerai. Šaunuolis, pagarba.